Nuo gruodžio mėnesio nieks nedaryta. Nu, aš va... Nu kaip, skaldos buvo užvežę, bet... Aš važiavau praeit savaitę, kuiliu. Matai, kad sakai, nieks nedaryta. Tai ne, buvo skaldos aš pats. Bet per mažai atvežėm. Trūko. Aišku, dabar skaičius, jeigu norit, jūs pasižiūrėkit, jūsų gyventojų yra 69 registruoti, jum išleista procentaliai 10% susiniai sumų, o procentais gyvena 1,25% žmonių išleidė 10% visų skirtų lėšų senijos keliam. Ir kad niek nedaryta, tai vadinasi galo gali nebūti. Ir gali nepadėti vien kaltinimai jūsų savivaldybės seniai gali jum nepadėti, o tik pamaišyti, aš tą galiu atsakingai pareikšti. Jeigu jūs nebandysite eiti, tikrai nebus daugiau, atvirkščiai, kuo toliau, tuo bus mažiau. Ta prižadėti galiu, aiškiai, jeigu jūsų reikalavimai ir vadinami bus nepagristi ir nesiūlysit, ką darome. Tai mes siūlėm. O kol kas jūs šnekat, reikia į vieną pusę ir aš nematau konstruktyvos dialogo. Būsite lygiagrečiai kaip ir visi. Skaitom, yra visiškai nebijau nei lentų, nei piketų, nei užrašų. Darykit, kabinkit, ką norite. Man tikrai yra daroma, kas galima. Ir atėjus pasakyti, kad šiemet nieks nepadaryti, kai tik jūs keliu atvežtų 75 tonai skaldos, tai ką turėtų kiti žmonės sakyti, neįsivaizduoti. Ir ką norit, kaip sakant, norit prie Klaipėdos junkitės, norit savo 300 gyventojų registruoti, 309, juokas. Jūs niek nepadarėte dėl to, kad jums būtų patiems geriau. Nieko. Nepajudint ne pirštelio, patys tik tais reikalavimai. Iš mano pusės. Ką registracija? 300 gyventojų. Tas yra. Viskas mes padarėme, 10% visus lėšų įdėjome seniai. Visų pirma, pradėkim nuo to, kad čia yra užburtas ratas. Kodėl žmonės nesiregistruoja? Mums nereikia. Atsakau tiek, išleista per didelis, yra 2 gatvės. Daugiau, Klaipėdos rajone nėra gatvių, yra Mažos Lietuvos ir Danės gatvių ir daugiau Klaipėdos rajone gatvių nėra. Iš 1200 km yra, ten gal 2 km, jūsų gal 4 km. Tas sudaro procentais 2%, o tų visų žinių nepadeda tie dalykai nekonstruktyvus, o žinių apie 50%, galbūt ir 60%. Tarp kitkų projektą ruošim tiek Danės gatvėje, tiek jūsų ir čia daugiau pagreitinti. Nepadės tie dalykai, nepadės tie priekaištai tam atvirkščiai. Nusispjausime, ką reiškia nusispjausime? Savo darbą darysim. Kas priklauso, bet jokių būdų tie jūsų ir rašinėjimai, rėkimai, lipimai nepadės be jūsų konstruktyvos. Niek nepadės. Ką nori daryti, supranti, ar komentarą, kad nors aš jokiuosi iš jų, tiek atsakau tiesiai šviesiai, jie nieko nepadės. Vienareikšmiškai pasakau. Turime ir mes ribą. Jūs tai priimat kaip kritiką? Ne, aš priimu kaip nenormalų kritiką, aš džiaugiuosi kritiką. Man jos reikia. Aš tuo, kaip sakant, peniuosi nuo kritikos ir noriu jos. Bet mes darom nuoširdžiai, tvarkingai ir kai netgi ne vieno, tik priekaištai ir jokio kito veiksmo, tai žinau, žmonėm irgi atsibos, tik man normaliai siūlyčiau kraustytis į Klaipėdą ar kitur. Siūlau, nes pamatysite, kaip rūpinas ten žmogum. O mes tarp kitų dirbsim nuoširdžiai savo darbą. Mes galėsite. Jeigu per 10 metų niekas nepadėjudėjo tame kely, 400 000 litų skirta žiūrai. O kas mes į Vilnių važiavom prašym. Kalbam po vieną. Aš pasakysiu, kadangi ruošiau chronologinę seką viso to kelio eigos, pasakysiu, tai buvo 400 000 skirta, todėl, kad bendruomenė važiavo po susitikimo ministrą Masiulį. Buvo gautos tikslinės lėšos, jos išleistos ne visos tada buvo, o 260 000, kiti buvo gražinti, nepanaudoti, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, mes pas ministrą važiavom ir sekantį kartą, buvo pažadėta, dar jūs nebuvo direktorius, buvo tada, mes bendravom su meru daugiau, buvo skirta irgi dėl gyventojų kelionės, pas ministrą buvo skirtos tikslinės lėšos projektui, tai jūs negali sakyti, kad mes nieko nepadarėm. Mes pramušėm
tiek 500 000 litų rekonstrukcijai pradiniai, tiek projektui pinigus mes gavom, važiavom pas ministrą. Milijoną nevažinau apie kokius. Nu, 400 000. Ne, Kur buvo 11 milijonas metais. sakė, bus 11 Litais, metais. litais. Paskui 13-14 metais mes važiavom pas ministrą, buvo ministro pažadas iš rezervo fondo šito kelio remontui skirti 1 000 000 litų dar tuo metu prieš euro įvedimą. Viską mes iš savo pusės padarėme. Mes 3 kartus važiavom pas ministrus. Nu, jūs nebuvo tuo metu direktorius, aš dėl to nieko nesakau, gal jūs nežinot, jūs sakot, kad mes nieko nedarom. Mes 3 skirtingas sumas pinigų išprašėm. Ir dabar susirinkam jau 5. Nu taip, bet mes susirinkam dėl to, kad iš tikrųjų šį kartą mes atvažiavom nekaltinti, sužinoti, kaip yra su specialiuoju planu terminas, su jie buvo sausio mėnuo 2018 metų, turėjo būti planas pabaigtas, priduotas ir pradėti kiti procesai. Tai mes to čia šiandien ir atvažiavom. Tinkam, kadangi ir Nes terminas praėjo. Nu, mes... Kas parašė apie ką norėjo, kad ir kampas judėtų su kitu planu. Dėl to mažus Lietuvos spec plano, kad namai einasi. Gatvės spec plano. Jo, specialus minus, kad sakė. Nežinai tu. Į pabaigą. Nu, kada ta pabaiga? Nu, buvai suteikęs. Nu, sužinok, aš pasakyk, kas. Alio. Kampas pastarys tad buvo ateis. Jo. Gerai. Jis atsakys. Geometrą strikt sakė, pradėdų, mergas išėjo, jis atsakys, kad baigti. Nes sutartis buvo pasirašyta metam, nuo pernai metų. Tai čia jau Metai yra- 10 metų tas sutartis. Ne, Tai dar 10. čia biškai kiti dalykai, bet čia konkretus dalykai. Čia yra specialusis planas, buvo metai Turim terminas padaryti. ir viskas, ir čia viskas tvarkoja. Šito vietoj. Kas toliau? Toliau. Paėmėm žemę. Žemės paėmimas, bet reikia vėl konkurso. Konkursė. Aš sakau, aš jau šitoj vietoj, kadangi visą dokumentaciją peržiūrėjau, Yra. yra didžiausi tomai visų prašymų, atsakymų. Aš susipažinęs su tą dokumentaciją galėčiau pas jūs darbuotis šitoj srityje, jeigu ką. Nes iš tikrųjų žinau procesus, žinau terminus ir dėl to mes atvažiavam konkrečių klausimų. Ir negalima sakyti, kad mes Priežiūros nepadedam. kelių yra, ką išleido, kad nors pažiūrėti. Mes nesakom, kad mums neskiria dėmesio, negreideriuoja, bet suprantat, aš ir dabar atsivežiau. Pernai metų kovo mėnesį, nei savivaldybė, kaip jūs sakėte, to seniūnėje buvo kreiptasi. Prašiau, sutvarkyti griovius, nes tas greideriavimas tuos griovius užstumdė. Nu. Nupjauti pakelę. Seniūnė atrašė paprastai, lėšų nėra numatyta. Suprantat? Dėl pakelių pjojimo. Ir dėl pakelių pjojimo, ir dėl griovių sutvarkymo. Kas iš to greideriavimo, jeigu vanduo stovi ant kelio? 3 ruožai yra apsemti, jūs nuo Dovilų pusės dabar nepravažiuotumėt su lengvąja mašina. Aš Nuo Dovilų praeitą pusės. savaitę. Kiaurą pravažiavau. Aš dabar atvažiavau. Ten neįmanoma važiuoti. ne tik- Dviejose vietose užpiltas kelias yra. Apsemtas. Ir tai yra nuo gruodžio mėnesio. Seniūnė nežino, bet nieks nevyksta. Sudėjai skaldą, tai... Skalda kitam ruožė pilį. Jeigu kilometrais, tai mūsų yra nuo 0 iki 2 km. Kas čia žinoma? Nu, čia 3 mašinos turėjo būti. Taip, aišku, tokie... 3 mašinos. O buvo mašina. Nu, praktiškai 4 mašinos turėjo būti. Mes nematėm nei kokios tos man, nei... Ne, nu, skaldą atvežė, išpylė, bet išpylė tik baisiausiuose ruožuose ir išpylė Tai nuo... čia porminis. Dar Da. Nu, vėluoju. Kurie? pas Valdžiauską viską sutvarkyti per mėnesį. O mums, Mes nevažiavome. mes ne žmonės esame. Pastabų gavo. Nes suprantat, jeigu... Geometrą patys bendravom, jau žinot. Žinom, bet daugiau nebeklausėm, nes... Kauniškai perėjome, sakė, problemų gali būti. Mergais išėjo, iš Klaipėdos tos kur daryti. Mes juos spausim. Nes jo, yra sutartis, yra terminas, jeigu jie pažeidžia, tai reikia imtis... Mes juos, sakė, spausime. Kauniškai perėjome, sakė, problemų išžvelgi, kol mergais dirbo, problemų mažiau. Aš taip supratau. Aišku, čia reikia nepalikti. Alio, plėšit vokus. A girdite, dabar aš to buvau sakęs, kad tu užeitumei pas gyti dėl to mažus Lietuvos spec žemę paėmim, dėl tolimesnio veiksmo.
Gytis tais nėra sulaukęs. Aliu, girdit? Nu visi tavo skyriui reikės tą veiksmą atlikti, nu ne kits atliks. Nu, Audriau, davai. Davai, Audriau, pasiskiriu žmogui, tegu dirbti tą darbą, šis reikia dirbti. Nestumdykim, davai. Nu, yra problemų ir čia. Ne, Kaip visada. mes tą matom ir suprantat. Aš nesu, dar kartu, nesu nusteikęs stabdymu, aš esu nusteikęs darbui. Dėl to mes buvom praeitą kartą. Ir aš tikrai tą, žiūrime, šnekame, Gytis atbėgi, sako, tu kampą, ir aš kampą jau buvau perspėjęs, kada eiktų pas Gytis jau nesulaukiu. Nu, yra tų problemų, bet čia jau ne jūsų, mano problemos. Mes kodėl ir buvom praeitą kartą atvažiavę, mes sakėm, kad kadangi eina specialus plano ruošimas į pabaigą, kad nelaukti, tegul kampas pradeda naują procedūrą. Taip ir aš noriu, kad tai būtų. Nes mes tada sutaupom laiko. Nu, Taip, jūs esate toje vietoje teisūs. Bet niekas nepajudėjo. Toj su kampu ne. Su kampu nepajudėjau. O dabar reikia, aišku, ir Gytis mato problemą jau dėl to projektų. Nes terminai baigėsi vėluojama, automatiškai nusitęs ir kiti tada darbai. Nu, Vėl prarasim laiko. Ir tiek savivaldybė kainuos greideriavimas ilgiau užtruksantis, tiek mums važiuoti to keliu. O gal aš persuksiu nebiškį, su žmonėms sėdžiu. Ne, aš tą suprantu. Ir aš matau, kad kas dar gimė. Kad mes tas gatves ne jūsų, čia aš kalbu apie rajoną bus, kad reikės, ko gero, PPP irgi kitaip čia neis, nesvarbu, kas čia sėdės. PPP taip ir vadžiažuoju partnerystę, kad galėtų eiti tas gatves asfaltuoti. Nu ir mes, kai praeitą kartą buvom, aš buvau dar vieną prašymą atvežęs, tai buvo spalio galas, kreipiausi spalio gale dėl inventorizacijos. Jokio atsakymo. Dėl inventorizacijos? Taip, jokio atsakymo. Čia kas liečia mūsų bendrijos gatvę. Dėl inventorizacijos metai laiko čia. Ne, bet bent atsakymą būtų atrašę per mėnesį. Tai ramu dėl inventorizacijos. Tai ten komisija turi susirinkti, bet vis tiek nugalėjo bent. Ne taip, komisija rinkas kelias įkius ir viens tokiet stumdi kampas nuo rankos nuo kampo nebuvo, nes tai liktai turtas, liktai kelias. Vienas aktorius pareiž dekretinto Kristina Jokubaitytė. Pažįstam. Pažįstat. Tokį liktai rimtą mergaitę. Aš ją taip palikti. Mes su jie bendravom, kol jinai buvo atostogos, jie neminėjo, kad sako, vertinu aš ją kaip darbuotoja, normaliai iš tolo. Ir Ana apsiėmė pati inventorizacijas reikalus, sekretoriauti ir juos vykdyti. Tu esu patenkins, ant 10% priedų paprašė, nes aš sutikau už kas, kai gaut tą priedą. Jis į mūsų kelio reikalus irgi puikiai. Ir Ana, tas žmogus, kur aš galvoju dėl inventorizacijas aptvarkys. Tai aš tik pasakoju, čia vėl mūsų problemas, nes tas inventorizavimas čia gali išus neimti. Nenori imti daug ko, bet ten kriterijai visą kitą yra apsvarstyti ir tas žmogus, kuris bus atsakingas, labiausiai ir viską žinos Kristina Jokubaitytė ir aš žinau, kad tikrai tokių dėl rašto neatsakymų, aš supratau, kad čia dabar nežinau, aš to neatsakymų, bet nebuvau paskirsi, matyt, kad aš čia imsis tą... Aš jau seniūnė 2 kartus rašiau, sakė, irgi negavo jokios informacijos ir seniūnė. Tai dabar tik tiek, kad atsirado tas žmogus, kuris apsiėmė pats savanoriškai pasisakė, kad aš imu tus inventorizacinius reikalus ant savo pečių ir Ana. Dabar aš galėčiau dar pasukti, kad žinotumėt iš karto, kad netyčia. Jis bus tam varomo jėga. Vėl pusę metų. Dėl, žinokit, jūs kalbate apie tą gatvę, kur yra jūsų sodų bendrija. Jo, čia kas liečia inventorizavimą. Tu čia apie ją kalba, kadangi ir vėl Kaldrabauskas įgytas. Tai dabar, kaip tu pati planuoji su tuo inventorizaciniais tas keliais, žadi rinkti tu žmonės ir netakomi. Penktadienį dabar renka. Tu paspaudotai. Dėl tų reikalų. Tu su reikalus išjudinti šį metai laiką. Niekas nejudėjo metai laiką. Nu, būna kartais. Gerai, kad apsiėmė ir sėkmės tavo darbų. Sėkmės. Tai penktadienį jau pradės darbą ir renkas pas mane iš penktadienį su tais reikalais, nes jie tikrai nejudėjo. Tai mūsų trūkumas ir aišku, tik tais viena apie jūsų
gatvę žinant, tie vadinami jūsų aktyvus, kur reikia, nepadės perimtos gatvės, nes iš karto, kada man čia užvakar. Ne, tai mes būtume... Sakė, jie perims, iš karto reikalaus asfaltavimų ir taip toliau. Ir aš taip matau... Ne, aš rašte nurodžiau. Nelabai, kadangi, sakys, vėl aktyviai, 300 žmonių registruoti, vėl seniniai lips ant kulnų ir ant galvos, kad čia reikėjo asfaltuoti ir taip toliau. Čia aš sakau, kas vyksta kalbos. Visai ne taip, iš tikrųjų aš tam rašte nurodžiau, kad mes prisidėsim 50% lėšų. Taip, supratau, tą rašyti. Taip, mes nereikalausim, kad atneštų, mums padėtų. Nes dabar su 50% šiemet konkursas, kaip pasakyti, ne šiemet, pernai metais paraiškų surinkta. 4,5 kilometrų. 4,5 kilometrų, čia paraiškos rekoms iki rugsėjo mėnesio, jūs vertindama. 4,5 kilometro kaina vidutiniškai po 700 tūkstančių savivaldybės ir žmonių vidurkis galbūt, tai 300, šiemet skirti 250 tūkstančių su prisidėjimu 18 metam ir paraiškos 19 metam jau bus renkamas rugsėjo mėnesio. Iš pernai įvykdė tik vieną kelią, nors buvo daugiau jų, bet aš kalbu apie tą programą veiks ir ji veiks ir ji tada jau, bet tos tikrai ten yra tarp kitų rodikliai ir tinkami, ko gero skaičiuotos kriterijus, ten juos, jeigu tik, nereikia maksimalų balų surinkti, kas nors netinkus, ten leidimai yra, 50 greitesnis, jūs atveju, ko gero, tik tiek galiu sakyti, taip, tuo atveju, kad būsime tie, ta komisija, man tai reikia, nes jie tikrai nusteikit daug neįtraukinėti kelių, bet aš tikrai bandysiu ir priminėti, nesvarbu, vėlgi, kaip sakė, ta komisija nuspręstų, bandyti, kad sakyti. Ne, tai mes jau bent gavę atsakymą, kad ir neigiamą jau būtų aišku, ką daryti. Pradeda judėti ta komisija, Kristinė Kubatytė, aš tikiuosi, išjudins, sakau, vėl mūsų problemos, bet tų kelių ten pasirodo tas aptvarkė per šios metus, nes jie ten buvo, kaip pasakyti. Vieni turite, kiti buhalteriai, kiti ne buhalteriai, ten buvo tokie betvarkiai, jie taip susipratė, kad dabar tik apstumdė tus dalykus, kur Respubliko retai tą daro, tai įveda, kad viskas būtų, kas ignoruoja tas buhalterijų, tokį nori turėti jie planą ir padarys liktai tus dalykus. Tikrai daug buvo įdeda daryta, bet aš nesu. Jūs pats prisipažinot, kad jūsų kai kurie darbuotojai skyriai nepadarom taip, kaip norėtų. Tai norim šiuo momentu konkretumo, nes mes ir iš jūsų labai kartų girdėjom pavasarį, jūs mūsų užliuliavot, kad tikrai Gvaždžiauskas, kad tik tai leistų krematoriumą jam statyti, jis pasirašys ant beko. Tebėris ant to paties, bet aš vėl kalbu, kadangi... Bet krematoriumą turbūt tai vyksta projektavimas? Vyksta, bet kad ne vieno Gvaždžiaus priklauso, kad atsirado 21 sklypas, nuo kurio reiks paimti ir be to paėmimo. Bet principingas žmogus yra tik vienas iš esmės, kiti žmonės... Buvo atėjęs... Butkus yra Gvaždžiausko... Čia buvo atėję Budu ir... Taip, nes Butkaus parašą buvo ne ką lengviau gauti, mes jį gavom, jisai pasirašė. Ir galiausiai... Aš nesutiksiu ir taip toliau. Nu dabar jisai kalba kitaip. Aš siūlyčiau nebegrįžti prie tos temos dėl tų dėrybų. Reikia pamiršti ir pamiršti, kadangi... Ne, tai žinot, tai akivaizdu. Jau senai tą sakėm, bet reikia pamiršti ir viskas. Aš irgi norėjau daug greičiau padaryti, bet man atrodo, kodėl atsirado ne 4 sklypai, ne 8 sklypai, jau kodėl 21 atsirado, aiškinu, kad šitada, kaip projektas vyks pagal visus starus, reikia... Taip, apsaugos zonos prasidės. Kadangi kitaip projektą nieks nedarys. O ką šiai dienai su dabartinė kelio būklė galim padaryti? Nes čia reikia iš tikrųjų ūkiško, normalaus... Tai jūs ką siūlot, ką jūs matote? Aš jau pernai kreipiaus, bet neigiamą atsakymą. Ar galiu klausimą vieną? Dovilų seniūnė, Kamina ir pavaldina, yra kažkam? Administratorius. Tai dabar žiūrėk, mes gaunam iš jos atsakymą, kad įmonė, kuri turi greideriuoti, jinai nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir neatvažiuoja pagal poreikį. Ir jinai duoda atsakymą, jūsų pavaldė darbuotojai duoda atsakymą gyventojams, kad geriau būtų, jeigu gyventojai kreiptųsi į tą kur nupirkta paslaugą į tą įmonę. Tai ar čia yra logiškas dalykas? Nes šią akimirką sausio 8 dieną buvo kelias nepravažiuojamas, seniūnė 3 kartus kvietė greiderį,
greideris net važiavo iki Šalnų ir tada teko vežti Skaldą. Jūs žinote tą situaciją. Žinau, kad tas Skalda, mačiau užvežtą. Skaldą vežė tik todėl, kad greideris negalėjo atvažiuoti. Gal išsprendė, aš savo važiavau prie savaitę, tas kelias man Kol Šalnas patiko. buvo, viskas tvarkoja. Aišku, mes turime kitų. Dar patiko situacijai prie savaitę, tas aš mačiau į Skaldos, kur buvo. Dabar dėl to, kad tu sakai, kas ką rašo, kas ką atrašo. Man vienas, kaip man atrodo, kad turim daryti darbus ūkiškai, nestumdant viens ant kitą, ką galit pats padaryti, ką gali seniūnai padaryti, geriau. Bet nepadės jokių būdų raštų, kaip sakant, atrašyti, tau atrašys, jeigu tik raštais sugebės atrašyti dėl lėšų skiriamų, dėl... Tai ką mums siūlo daryti šitą vietą? Geranoriškai bendrauti, jeigu tu matai, Tai mes ką gali tu prisidedi. Tai mes prisidėjom, mes nušienavom pakelę vieną pačią pavojingiausią. Nemačiau, aš ten dar tikrai Mes išleistus tus pakelės tarp kitų. Bet pačią pavojingiausią ant posūkio mes nušnevom savo lėšom, iš bendrijos pinigų Ta technika panaudojom. atsiradimas biški takojų ir tas jūsų kelias, nes ten tikrai reikia tokių. Mes, aš pernai irgi skambinau dėl tų pakelės, tų krūmų išpjovimo kožų. Aš su trimeriai baigęs, tai aišku, jeigu pradėsime su žmonėms, su trimeriais pjauti, mes ten niekada neužtiksime jokių lėšų. Ir čia nesąmonė. Tai tikrai tą techniką panaudosyti. O ką mato, tai ką šiandien galim daryti tam keliui? Šiai akimirkai yra būtina pavasarį imtis griovių atstatymų. Sanką sudarė. Taip. Nes greideris užgreideriavo griovius, nuovažas. Sankas darėma taip, ten sankas su kai kur matys. Nes kelias yra dabar labai platus. Jis yra platus griovų sąskaita. Bet yra dar koks blogas dalykas, kad greideris, kai važinėja, jisai kelia nužeminus, padarė su pievom lygiai. Jo, Ir kai stipriau palyja, ta prasme... Iš pievų subėga. Jo, plaukia. Viską žinome, sankas su... Ir čia metai dar du ir mes ten valčių reikės. Ne, sankas su nebuvimais kalbos nekėlė, gadinta aeroks ir visai daugiau sankas dėkite tų pinigų, bet visų jų neužtenka. Nuo 2011 metų pas mus nė karto nebuvo žvyravimas darytas. Išskyrus dabar pirmą kartą Skaldą atvežė šių metų pat pradžioj. Pavasarį. Taip, dabar. 11 metais smėlį užbarstė. 11 metais Ten buvo... ekspertizės buvo, skaičiau ir taip toliau. Nu taip, surašyti Visi ten popieriai buvo aktai, ir tikrinimai ir po skundų, tai aš skaičiau tas aktus. Tai mes Iki lietaus buvo gražu, bet po lietaus Smėlį visą laiko lygiai blogiau. Kiek ką galės skirti? Ten senai skirta seninijų lėšos. Ne, man labai keista, kad tuo metu buvo gauta 400 000 litų tikslinių lėšų, bet panaudojo 270. Kitus grąžino atgal ministerijai. Nu čia jau vėlgi, buvo galima tuos pinigus panaudoti, gal tas pačias sankas. Tuo momentu. Trumpo tą periodą. Taip. Rašėm savo pasiūlymus, teikėm skaičiavimus. Mes sakėme, kas yra užvežta. Niekas nebuvo reaguota. Niekas. Bet tuometinis administracijos direktorius iš viso Tai Vasilijus tą kelią prižiūrėjo. Vasilijus. Aš irgi skaičiau tą visą medžiagą, kad ten buvo tik atsirašinėjimas. Žinau, kad Vasilijus prižiūrėjo tą kelią. O ta įmonė bankrutavo. Tam keliui buvo suteikta 5 metų garantija tiem darbam. Nuo 2011 metų garantinio aptarnavimo keliui ir remontų nebuvo daryta, nors garantija galiojo. Bet greičiausiai garantinio niekas remontų nedarė, todėl kad ta įmonė, kuri atliko darbus, bankrutavo. Jeigu nerašai, jie nesikreipti. Nu tai kažkas turėjo iš savaldybės. Yra, buvo rašyta, buvo iš gyventojų pusės tikrai sureaguota. Draudimai būna tokie. Net tada aš atsimenu, Vasilijus prižiūrėjo visus darbus. Aišku, ne aš ten tada, kaip pasakyti, visiems vyrai, kurie prižiūrėjo, kad jaunimas irgi prižiūri, nėra jie ten ko. Reiškia, nebuvo jie, nes nepasirodė. Nebuvo, gal ir patyrė, nors, kiek aš suprantu, paskui važiavo ir patyrė, žiūrėjo tą kelią, ir nepatyrė. Nesakyčiau, kad jisai buvo apleistas visiškai. Ne, jis buvo sutvarkytas, bet nekokybiškai. Bet kad jūs, reikia pilnos, ne tik jis, aš kalbu su vaikais. Nes mes turim pavyzdį iš savo bendrijos, mes užsivežėm specialų žvyrą kelinį, išpylėm dvigatvę savo lėšom vidinės, jokių problemų 2-3 sezonai. O mūsų kelias, kuris dabar yra iš tų... Apie judėjimą, čia irgi perkams į specialų žvyras, yra ir frakcijas, viskas ten techninį priežiūrą, tikrai aš netikiu, kad čia perka blogesnį žvyrą, bet... Komstą užvežė, pažįstami žmonės, direktorius Komstovas. Pasakė, šaipėsi, sakė, mes paklausėm, kodėl jūs tokį vežėt. Tai, sako, toks buvo mums užsakymas.
Ten smėlis iš tikrųjų Ten yra. jau nebesimato, jo matęs Bet aš žinau, kad dabar žvyra perka, vis frakcijos viskas yra surašyta, techninė specifikacija, ten liet pakeisti kažkur žemkasai, netokia, tai žinau. Šiai akimirkai, tai jeigu grįžtant prie temos, tai reikia būtinai atstatyti sankasas ir reikia būtinai nušienauti pakelės. Nu, pakelės Ten prižadu. krūmai tiesiog Ne, ten važiuoja. jau yra nebe žolė, Nes ten yra technika krūmai. turės. O dėl sankos aš nežinau, kiek lėšų, kur numačius yra tarp kitko. Yra du ruožai labai blogi, nebūtina visą kelią sutvarkyti, yra du blogi ruožai, nėra. Kada ten iš savo lėšų skirs, nenoriu aš. Nu, mes nenoridum seniūnam taip jau baisiai, jie su senais šeigomis bando skirstyti tas turimas lėšas. Aš tada mes jau turime, šiemet nėra jų per daug, bet turime šiuo kitų pasilikę rezervą. Tokiem keliam visokiem apie 100. Kokie 1000 eurų tikrai reiks paskirti tokių lėšų. Gal ar per tarybą ten bus jos skiriamos ir direktoriaus rezerviui palikta, kur per tarybą tik skirsim apie 150 000. Bandysim, kad keliam reikės atitinkamų, kas labiau lips, tas biški daugiau gaus sutinku ir tuo. Nors pagal kriterijus senys gal. Ir kitas yra dalykas, kita problema, tiltas per upelį yra avarinės būklės. Tuo metu, kai darė rekonstrukciją, 11 metais to tilto perdengimų nekeitė, dabar tie perdengimai yra sutrūkinėję, statramščiai sutrūkinėję. Žiūrėjau apie to kelių darimų, kas nors pajudinti atskirai tą tiltą, neatsakysiu, tai ten ar ekspertizės reikia, ar ko. Nu, iš esmės link to ir einam. Tai jūs kaip kelio savininkai turėtumėte skirti ekspertizę ir įvertinti tą būklę, nes iš tikrųjų, jeigu yra matomi skilimai betone, ištisiniai, tai čia laukti nelabai yra Tik ko. nelaimė tada. Kada nors įkris kažkas. Dar Ne, buvo užpernai išlaužta atrama, buvo mašina viena įkritus į upelį, bet ten... O to labiau, kad važinėja sunkus transportas, niekas nereaguoja į tą 10 tonų ženklą. Sunkaus ten ir yra, kad jūs, kur sakote, savo parsivežt žvyrą į kur Laba. Ten, nu, žmonės, tą raštės dėl to tilto rašymo. Čia bus šiandien. Raštas. Dėl mažos Lietuvos tas tiltas, kad, sak, sutrūkinėjais, ten vizualiai mes apžiūrim, kas ten. Apačia. Nu, tas, kur mažos Lietuvos, kur... Smeltalės upelis. Libertai Rimkai. Nu, kur projektų, kur darom, ten mes, nu, pavyzdžiui, vertinti, pats vertinat, ar samdot, po pirmą pats apžiūrit, kaip ten yra, paskiau. Po pirmą pasižiūrėt patys, nu gerai, jie raštą bus parašę, o paskui, jeigu pats matai ne kažkokius jau, kad gali būti kas nors, perkat kokį nors ekspertizę. Projektai nėra tai pažymėta. Kad keist tiltą? Taip, Taip, taip. taip. Turėtų keist. Ne, yra numatyta keist, bet nėra įvertinama šiandieninė. Užmėlė pats Ar matys. tuo metu nebuvo įvertinta? Ne keist. Čia yra atskiri dalykai. Ne, bet klausimas, ar iki projektų įgyvendinimo tas šit dabartinis tiltas atlaikys. Nu, jei kas bus raštas, nu, žinai, o kad turėtų. Jei visiems raštas bus. Gerai. Ronku sakė, nu, prieš metus jam neatrodo, niekas aktorėkos buvo nulaužus, man neatrodo, bet sakė, Tai jis ją pačią važiuosim, nepalindė ir nepažiūrėjo. į raštą reaguos Yra kita problema. Čia jau reikėtų iš tikrųjų iš savivaldybės pusės susitikti su rajono policijos vadovais dėl sunkiasvorio transporto. Yra pažeidinėjami ženklai ir niekas nekontroliuoja. Aš pats pridaviau 2 sunkvežimius per paskutinius 2 mėnesius. Nu, čia nesustik, čia kiek sustinkame visada. Yra ta tas informacija Siūlaitis sakė, užfiksuota. reikia pranešti ir mes tada siunčiame kaip pavyzdžiui. Aš pranešiau. Gyventojai, pavyzdžiui, Sakuona dabar neišvažiuoja, dar didesnė problema, manau, ten neišvažiuoja su produkcija per polaidis pasidarė, dar Asantė nevažiuoja keis mašinas pro tą, važiuoja pro gyvenimą. Gyvenimai ženklai. Ir policija kiekvieną mašiną skundas ir iš karto kiekvieną mašiną, sak, mes produkcijos nebeišvežam. Tai irgi yra kita problema. Bet reaguoja dabar tik ženklai sustatyti, nu kas belieka. Ir kitas dar dalykas, žemkasa, kiekviena, čia kai būna šiltesnis laikas, gatvių plovimui vandenį ima būtent stovėdami ant to tilto, su sunkiasvoriu transportu. Ką mes tai galim perkalbėti, kalbos nėra. Ir būna, kad netgi du atvažiuoja automobiliai. Ypač, kad mes turime su jais sutarčių nemažai. Nu, Huguškos gatvėje daro. Čia yra skirtumas, ar sutarčių yra ar nėra, negalima ant tilto stovėti. Ta prasme, pagal kelių eismo taisyklės. ne pagal taisyklės negalima.
Tai koks skirtumas, ar jis turi Aš sutartį? žmogiškai, ne, Ne, čia jeigu tik tu sakai, tu negali stovėti, tada tik praneški policijai vienas kelias, o apie tą, kai tu sutarčių gali žmogiškai šnekėti, kad taip nedarykit, nes čia tik te, o kad negali stovėti už ir visada bus sakyti policijai pasakyti. Policija bus sakyti, tik praneškis ir gal mes laikyti. Kur ženklai sustatyti, pavyzdžiui, Sakoną neišvažiuoti, tik iššaukti ženklai statyti. Kiekvien mašinas turi policija. Nes mūsų kelias yra labai patogus, norint išvengti svarstyklių ir mokamų kelių. Bet ten ženklas jau uždės tik policija. Tai ženklas jau yra. Jo, yra. Tik policija gali Bet palauk, spręsti. bet tenais yra įmonė vykdanti veiklą. Ta prasme yra, kaip tas ženklas yra už 200 metrų tas didelė teritorija. Kodėl apskritai leidžiama tokią veiklą tenais vykdyti? Yra šalia, Uždraus. nuo mūsų kelio turi įvažą privati aikštelė, kur stovi vilkikai. Nu, Ir nuo Šilutės kelio į mūsų tą mažos Lietuvos gatvę įvažiuoja kiekvieną dieną ten besiparkuojantis transportas. kokie 100 metrų, 200 metrų. 200 metrų taip nuo kelio. Jie turi įvažą ir jie pažeidinėja tą ženklą. Kokiom Bet velniai žino dabar, čia jau aš tikrai nesu tas specialistas, bet į savo Kokia įmonę, išimties man tvarka? atrodo, kad nenori spėlioti, bet čia turėtų būti ženklas, ko gero, leidžia parvažiuoti į, kaip sakant, į kiemą, į namus. Bet nesusunkia svorio. Bet palauk, Robertai, bet vis tiek ta prasme- Nenoriu ginčyti, čia tikrai tą gali paspręsti. Bet vis tiek ta teritorija pavaldė savivaldybei, teisingai, ne? Nu, Nu. ką reikia pavaldyti? Ne, Privati teritorija, privati Ne, rinko. aš turiu menį vis tiek, ta prasme, ne Klaipėdai pavaldu, bet Ne, taip, rajonai, taip. leidimą veiklai turėjo čia turbūt pasimti, ar ne? Ir, Ne. nu, taip, ir Nu, ne veiklai, bet... Veiklai pasiima bet mokesčių paskirtį. inspekcijoje. Bet paskirti. Paskirtis sklypo keičia jau galės. pagal architektūros. Tu tarp kitų visą Šilutės plentą, palei plentė yra ir jį bus apstatyti, tarp kitko, uostų to aplinkėlis, kai jie ateis. Ten garantuotai bus visa pakelyje. Nu taip, taip. Pramonės Be ko, bet tada... jau ženklų yra nebeliks. numatyta, jos tikrai neuždrausi. Bet Atvirkščiai. nebebus ženklų ir bus atitinkama danga paruošta tam. O dabar to nėra, bet... O dabar fūros važinėja, srautas, ta prasme, ten neblogas. Ten tik tai jau ko gero su įmonė galima. Niekam neįdomu. Aš buvau su jais susisiekęs. Kad užpilk nors tą Ne, nu, išvažiavimą tikrai vien atvirkščiai, aš galvočiau, kad trukdyti veiklai. Ne, aš su jais Mes buvau netrukdysim. susisiekęs, jie Yra pasakė net- paprastai, nu. kad jie neva prisidės prie kelio greideriavimo, bet jie, nu, čia tik pažadas, iki šiol jie to nevykdo. Ne, tai visi šneko, bus kelias, tai tuo jau... Kiek sodų bendrai 30 metų netoli. Kelio kaip ir nėra, vis... Yra, oi, kelias yra, tokia niekia. Čia nelabai Anksčiau kelias. buvo Kaip turi kelias, džipą, o dabar- yra o kelias, dabar- džipą visur Ne, kelias. ne visur. Visą Kelias tą kelią išdirbo tada, kada smėlį Ar vežė iš šitą laukų. problemų seniūnė turi su ta įmonė, kuri veikia ten mažosios Lietuvos Kauno gatvėje, nuo Rimkų įvažiuoja 200 metrų. Kūno transportas. Kažkokį. Nu, kur žinai, įvažiuoja nuo Rimkų ten į savo teritoriją. Po dešinį. Ten yra įmonė viena, o savininkas aikštelės siekas kitas. Aš jau išsiaiškinau, susiskambinęs buvau. Nu, ką su jais Bet eina, nėra tai problemų. šnekėtis neeina. Aš nematau iš bėdos. Tai... Ne, esmė, kad... Neturite. turi- Jūs su jais nebendraujate. Kelią ten tiek išmušta. Ne, turi atitinkamai jie... Nu, ten reikėtų pabandyti. Problema yra Tie, įvaža pavyzdžiui, į pagrindinį susidarė kelią. ryšį, Įvaža priklauso pabandysiu kam? jais Pažiūrėt, gal jie ką. Ne, nu tai priklauso, aišku, savivaldybė. Ne savivaldybė. Įvaža tvarko pagrindinį Jie kelią savininkas. tie Jo, Tai buvo va, čia visus yra. gyventojai su jais Kažkada buvo susirišę. atsisakymas Jie jų. ten Nežinau, kas buvo surašę raštą, kelių direkcija atsisakė tvarkyti įvažą, remdamas Nu, bet tuo, kad vis tai tiek tą šnekėtis kelią galima. rekonstruos. Tai nėra prasmės išmesti lėšų, nes Man atrodo, rekonstruos. sodų gyventojai gal O tas koordinacijos rekonstravimas- turės, kad tada reikėtų, žinai, pabendrauti. O tai ta įmonė visai gali. nebendrauja. Gali Ne, su jais, jų kai klaidas nėra reiktų. pagrindų pačiai. normalaus Žinai, išvažiavimo į lietus bus, asfaltą, ką nors, kitos kad suos su jais įvažiuodamos Niekas važiuodamos nedraus veiklos. Kad biškai mažiau to gadinimo būtų. Ar palestidėjimo daugiau būtų. Faktiškai čia vėl, jeigu... Nu, žinome, niekam jie neprasineša, bet eikime mes, kaip čia pasakyti, navstriečių pas jų ir bandykime, aišku, visokių atsiras vienas pas jūs ant 3 raidžių, bet bandyti vis vien reikia eiti, su visais kalbėtis. Nevažiuojant, tai keliu. Taip, ne, kad pasakys, visokių bus, bet kitas ir, bet 90% nori draugauti. Jeigu kokiu savo, tu visi pabandykit susirišti visi dėl to. Gal sodų žmonės turės tus kontaktus, kad visi kaip seniūnė susirktum, nuvažiuotum, apsitartumėt, pat žinai tas problemas, tus 200 metrų. Ne, jie šiaip geranoriškai nusteiks, mes turim savo greitį. Sakė, nesakė, nusteigė geranoriškai, pati susisieks su jais. Anai apie grederiavimus kažką norėjai prisidėti, o su pasišnekėtumai, ką reikėtų, apsitartumai. Tu kontaktus pabandyk, nu tų sodų pasiimti.
Nu, nieks geranoriškai žiūri. Nenusiteik iš anksto, iš ankstinis nuostat nepadeda. Padeda ieškoti. Nijolė, visada reikia žiūrėti pozityviai priekį. Jo, gerai, reikia. O tai to pačiu reikia paklausti dėl to, ar mums skambinti tiem greideriuotojai, nes tai sakė mums skambinti. Nu, tai raštas ir parašys, kad geriau būtų, jeigu mes skambintum tiesiai, jiem ir aš nekėtume. Man tik ant šiandien sakė, kad kažkur greideriai kviečiasi, ar atvažiuos, netvažiuos. Nu, tai gerai. Ar padės, ar nepadės, bijau atsakyti. Nu, jeigu prieš šalčius nugreiderios, tai padės. Palauk, bet tai purvo tau stumdys, tai atšalų. Tai stovi Aš bijau greideriai. atsakyti, žinai, nesu specialistas, greideriai. Penktadienį Tai pranešama. purvo pradės stumdyti, to nu kas padės. Ne, Pravažiuos man. Penktadienį minus 10. Jeigu tą išmirkusi pastumdys, pravažiuos to mašiną ištaškys. Patraukė buvo. Ne, aš praeitą savaitę važiavau, jau praeitą savaitę labai gerai. Dėl to važiuoju. Važiavau apie 100 km greičiu ir tikrai mačiau Kas nevažiuoja, gerą kelią. jis O yra jūs iki geras. kurios atkarpos važiavot? Aš visada važiuoju. Iki kurios iš Priekulės, visada važiuoju iš Priekulės. Tada važiuoju iki jūsų kelio ir visada grįžtu per duotus. Visada tą darau. Šiandien iš vis. Niekada nevengiu. Bet atkarpa nuo... Ji blogesnė yra ten už jūsų, Taip. kur bėga vanduo per virškį. Vat aš ir norėjau paklausti, kad neklaidins vieni kitų dabar. Jūs sakot, kad nesate specialistai, bet sakot, kad kelio būklė yra gera. Važiavau. Jo, dabar žiūrėkit, mes irgi ne specialistai. Mes sakom, kad ji yra labai bloga. Tai ar yra kažkokia ekspertizė, kuri įvertintų ir pasakytų, kelias yra avarinis arba neavarinis. O dabar jūs su savo nuomonė, o mes su savo nuomonė ir mes nesusitarėm. Ar geras tas kelias, ar blogas tas kelias? Visi norėtų, kad jis būtų... Visi norėtų, kad būtų asfaltuotas, bet... Pravažiuojamas. Bent jau pravažiuojamas, kad jisai būtų. Mes norėtume. Jeigu nevažiuoja paštas, oficialiai Jo. yra raštai parašyti. Tai kaip tada galima kalbėti apie tai, kad... Pravažiuojas, kad jį pravažiuojas. Nu, jūs atvažiavot, vadinasi, pravažiuojamas jau apie tai. Ne, tai mes turime pravažiuoti. Taksi nevažiuoja. Kodėl? Kodėl kai skambina taksi, sako, nevažiuos? Jo, Arba sako, paštas dvigubai nevažiuoja, oficialiai Visi yra. pravažiuotų. O tai kodėl? Ne, tai parašė raštų, kad jie nevažiuos, dėl to, kad kelias Mes yra. Jo. nekalbėkime, diskutuokime, Privatininkas taip, jie kai nori tą daro. yra raštai, bet ne tik privatininkas. Paštas kaip privatininkas. Paštas valstybinė įmonė. Paštas užsisakė. Taip, kaip paštas gali daryti, ką nori padaro. Ne, jie yra surašę irgi raštą, kad yra negali atvežti korespondencijos dėl kelio būklės. Ir kai aš buvau pašte pats užsukęs pasikalbėti su pašto vadovė, kur problemos, pasakė, nuo Dovilų pusės kelias yra nepravažiuojamas, mes nevažiuosim. Nuo Rimkų gali važiuoti. Bet net ir nuo Rimkų gali važiuoti. Aš siūliau, sakau, atvažiuokit per kitą pusę, per bendriją, negali, ten yra uždaryta, šlagbaumai yra uždėti, jie Čia neprivažiuoja. reikėtų kelią sutvarkyti, o ne paštą ir taksi druoštą. Aš irgi noriu, aš prieš kad... Bet labai ilgai visi nori, jau nuo 2004 metų planuose rašyta ir vis norim. Ir... Kaip pasakyti, nu sakysiu. Čia yra toks, matau tokį dalyką. Kažkaip mums visiems tas kelias atrodo žiūri blogas, o jums labai geras. Visą laiką. Ir visą laiką taip yra. Ne visą laiką. Jūs suinteresuotas kažkaip? Suinteresuotas, kad visi būtų geri. Ne, jūs suinteresuotas, kad jis būtų geras. Aišku, vienareikšmiškai. Ta prasme, Aš jums atrodo geras. suinteresuotas, kad visi keliai būtų geri. Ne, palauk, toks yra įspūdis, lygtais, kad jeigu kelią remontuosi, tai lygtais jūs iš savo lėšų, bet tai yra, suprant, savivaldybės lėšos. Aišku, Ta prasme, vienareikšmiškai. ir jūs kažkaip, jis yra geras, čia nieko daryti nereikia. Ta prasme, Nesakė. Tai savo kelią. nes yra toks jausmas, kad mes dabar čia sėdim ir jūs atkentėsi šitą valandą, taip ramiai gražiai, mes išeisim ir jūs patirys ramų, o pagaliau išė po mėnesio. Oi, ne. Ir taip 14 metų. Nevengiu, nebijau, dalyvauju. Prieš 10 metų. Jūs šitą. Ne, jeigu teisybės dėlai, Oi, tikrai. teisybės dėlai Sigitas vadovauja administracijai nuo 2015 metų. Iki to laiko jūs, sakau, gal nežinot, kad tokie dalykai vyko, susitikimai nuo Nu, šiek tiek 2006 žinau, matot, anksčiau per Masiulius eidavo gauti, daugiau yra tokių kelių padarytų, pro Radailius į laukus, į Kretingos pusę, irgi ko gero iš Masiulių gaus, ne vienu gyventojų negyvena, šiandien į asfaltuos gražios kelias. Tai ir dabar mes Negyvenam. laukiam, kad savivaldybė atliktų savo Negausim, darbą ne. ir mes galų galę važiuosim pas susisiekimo ministrą, prašysim Nesa. tų lėšų, Tinka. kaip ir anksčiau mes važiavom. Tinka, gal mes daugiau, kaip pasakyti, gal daugiau spausime Klaipėdos miestą toj vietoj, kadangi Čia kapinė senai nori dar reikėjo, vienu. mes senai Ne, prašome. mes neturime svertų šiandien. Jie nori turėti aplinkelį kapinės, tas aplinkelis yra Ne, mūsų jie kelias. nori naujų kapinių.
Nu, o, irgi svertas, sako, svertų nėra. Neskirs. Šiemet mes jau prašom tikslinį lėšų 4 keliam gausime, 2 ko gero. 2 ko gero gausime. Nu, šiuo atveju mūsų kelio procesai yra tik tais vienas būdas - pagreitinti procesus, tie, kurie dabar vyksta. Reikia specialų planą. Ir dar šiek tiek sankas, kiek matau, ten reikia, tik nežinau, kokį atstumą, kiek tas pinigų kainuotų. Blogiausia yra... Jau jis nupjaus, bet sankasų dar negarantuoju, bet... Blogiausia yra ruožai, būtų bendras ilgis apie 200-300 metrų, prasčiausių ruožų. Taip, dėl sankasų reikėtų kažkur tokį atstumą. Kiek jūs vilkinsite šito projekto, tiek reikės lėšų į tą kelią. Žinome. Kam tada reikėtų kišti lėšas į sankasas, ten dar... Jo, į pakelių pjovimą kažkur dar. Taip. Vieną kartą padaro kelią. Ne, gerai, aš kitą klausimą nieką nelabai suprasčiau, ką pakeistumai. Ar tu mano vietoje, akins bus antras, ketvirtas. Aš žinau, ką pakeičiu. Nu, ką pakeistum? Visų pirma, mes sakau, geranoriškai buvom atvažiavę pernai metų gale su tuo pasiūlymu, kad kol vyksta specialaus plano ruošimas, reikia pradėti procedūras pirkimo žemės paėmimui. To nebuvo padaryta. Nu čia jau mes būtume sutaupę pusę metų šitoje vietoje. Nebūtų. Kodėl? Nu būtų dabar jau paruošti... Ten ko gero jie visi reikės, matote, nes iš pirkimų reikia irgi žinoti, tas turi būti. Nu taip, bet tai jau yra paskaičiuota. Nes nežinos, ką išpirkti. Bet tai yra jau paskaičiuota, jau specialiam planetam, nebaigtam variantui jau yra visi skaičiai. Tai reikia paimti vienam specialistui iš turto skyriaus ar iš pirkimų skyriaus ir paruošti dokumentus, kad lygiai grečiai paleisti kitą pirkimą. Šičia mes jau sutaupom pusę metų. Jūs ir anksčiau kalbėjote, Taip. kad paleidžiam rekonstrukcijos lygiai grečiai darom specialųjį planą, jeigu kažkas Gvazdžiauskai tokie nepatenkyti, tegu duoda į teismą. Taip. Tai kodėl dabar čia šitiek metų? Todėl, kad nebaigs pirmas yra procesas. Ir dabar tas procesas dar užsitęs plius. Tai va matot, aš ir sakau. Aš vienintelis žinau problemas. Nėra specialistų, kuris gerai sutvarkytų visą tą reikalą. Dokumentacija. Taip, yra tęsiama. O gal trūksta specialistų apskritai? Buvo jų atvirkščiai. Buvo apsijėmęs, pats buvo apsijėmęs prižiūrėti geometrų. Taip, susimes bendravo. Ir baigės. Jie pasakė taip. Ir nieko nepadarėjai. Nu kaip nepadariau? Nu ką padarėjai? Jie pasakė taip. Mes, sako, darbą pabaigėm 2 mėnesiais anksčiau negu reikėjo. Nepabaigė. Pabaigė. Jie pirminius procesus pabaigė ir atidavė savivaldybei derinti. Ir sako, va derinimas ir užtruko. Nes aš paskambinau tai specialistai, sakau, kaip supras, sakau, kodėl, sakau, jūs minėjot, kad 2 mėnesiai yra sutaupyta laiko. Sako, nebėra sutaupyta. Sakau, kodėl? Sako, todėl, kad yra dabar jau derinimas. Ačiū, viso gero. Niečio specialistų, viso gero. Daugiau aš jūsų čia nelaukiu. Nėra specialistų. Viso gero. Teisybės dėlė reikėtų pasakyti, kad jūs atėmėte iš mūsų metus dar. Nu, žinai mane aiškiai, ką man daryti. Aš jūsų sakau, kad nėra specialistų. Prašau, užtenka man su. Gerai. Viso gero. Daugiau nebenoriu matyti. Su priekaištais jokių. Tai čia nepriekaištai, čia buvo. Viskas. Su kuo nori su tu šnekėti. Viso gero. Daugiau. Daugiau nebenoriu. Ar jūs girdėjot, kaip išlydė gyventojų? Dar vienas. Iš visko. Jūs mums irgi asmeniškai nereikalingas, visiškai. Greit rinkimai ant... Eik, tu rinkimais tu man gali. Kol ant kėdės sėdė, tai dar eina paskui. Taip 100 metų reikalinga. Savo naudos tiek tiekimo. Ir tu žinai ką. Eik, savanautis žmogaus. Aš nepažįstu dar nuo kokių 10 metų. O tai yra kažkokia etikos komisija čia, ne? Žinokit, žmonių. Visų gero. Aš jūsų. Yra etikos komisija, reikia iškart nuėjai dabar ir pasakyti, kas yra. Išvarė ir viskas, net nesikėjo. Nu tai va, reikia nuėjai iškart pasakyti. Manęs nėra dar ne vienas nepagazint. Nes jūs negazint. Prašau nufilmuoti. Ne vienas nepagazint. Čia nėra ką gazint. Reikėjo įsirašyti. Aiškinimai savanaudį. Jo. Ką aš paėmiau? O tu esi savanaudė. Grynas savanaudė. Iš kur ką aš paėmiau?